Tai va, yra sekantis juodulių dažymas, dar liks vienas, šita dalis yra ne prie ko, o visos šitos yra žalio Mustango dalys. Kas yra juoda? Tai slenkščiai, jie turėjo būti sušveisti, nugruntuoti, vėl sušveisti, nes jie originaliai eina tekstūros užbaigimu ir turi būti lygus juodi blizgus. Po to turime slenkščių poslenkščius. Šitie. Centrinis priekinio buferio, nežinau kaip pavadinti, ne moldingas, o dalis. Antras. Priekinio buferio pelekai. Jie turi dažytis ir iš vidaus, ir iš išorės, ir iš kraštų, nes viskas matosi. Turime poslenkščius, šelbio apačią, kurie eina po priekiniu buferiu, ir dviejų spalvų priekinis buferis. Tai va šitas centriukas eina ant centrinės priekinio buferio dalies. O šitas buferis bus dviejų spalvų, kaip sakiau, originali žalia ir juoda. Tai pirmą dažosi viskas kėbulo spalva, paskui užsimaskuojam, susišiaušiam ir vėl iš naujo maskuojam viską juodai spalvai. Dažniausiai naudojam fine line teipą, yra tokia speciali izoliacija, maskavimo juosta, kuri tiesiog nuimant po lakavimo nepalieka jokių kraštų, tiesiog graži tobula linija, bet jos minusas yra tas, kad jie atšoka, jeigu jie pertempia. Tai po daug kartų bandymų išmokom elgtis ir su paprastai maskavimo juosta. Tiesiog svarbu labai gerai prispausti. Naudojam plastikinę špakliuotę, pasidarom kampus, baigiant dažymą ir lakavimą. Visos šitos izoliacijos yra nuimamos atsargiai, kad gautųsi graži linija. Tai va. Dar liks spoileris, veidrodėlio kaušeliai, rankenėlės reikia susidažyti. Ir pats nekenčiamiausias dažymas bus priekinio buferio grotelės, kurias aš turiu. Bet jų dar nepasirašiau. Kodėl jos man nepatinka? Dėl to, kad statinis krūvis žiauriai traukia dulkes, gruntuok negruntavęs, plasmasė taip traukia, kad neįmanoma. Neradau būdo, kaip dar labai švariai nudažyti. Aišku, kuo daugiau dažymo kameroje detalių, kuo daugiau vaikščiojimo ir visa kita, ir išsiputinėjimas prastesnis, tuo daugiau yra dulkių. Matos čia skraido jau dulkelės. Iš kur vėl nežino, tiesiog dar čia nėra nuvalyta su servitėlė, tiesiog nuplauta su antisilikonu, kad reakcijų nebūtų. Aišku, dabar paliečiau, bet pas manęs ant pirštų jau riebalas seniai nebėra. Tai va, toks ir sekantis dažymas.